suprantu, kad sunku, jūs visą dieną jau šiandien klausau įvairiausių įdomių dalykų. Ši mano paskaita bus be jokios abejonės tokio įžanginio pobūdžio, nes patikėkit, per akademinę valandą papasakot apie nanotechnologijas ir jo labiau, kaip mane prašė apie paskutinės šios srities pasiekimus, tai tikrai yra praktiškai neįmanoma. Todėl man pasirodė, aš galvojau, kaip tai padaryti, pasirodė, kad būtų protingiausia, jeigu mes pradėsim nuo pradžių ir išsiaiškinsim bent jau, ką reiškia žodis nano. Tai vat, nuo to aš ir žadu pradėti. 20 amžiaus antra pusė ir mūsų 21 amžiaus pradžia pasižymėjo to, kad nežiūrint į gausias pranašystės, kad mokslinis techninis progresas susilpnės, jo reikšmė šiuolaikiniam pasaulyje sumažės, nieko to neįvyko. Mes matom, kaip sparčiai, praktiškai kas met, o kas penkmetį, tai padaromi labai ženkliai dideli atradimai įvairiose srityse. Tai susijęta su medžiagotyra, tai susijęta su fizika, tai susijęta su chemija, tai susijęta su technologijom. Visą tai leidžia padaryti nuostabius, dar greitesnius, dar mažesnius kompiuterius, procesorius, tranzistorius ir įvairiausius mikroelektronikos elementus. Buvo Europos Sąjungoje sudaryta speciali komisija, kuriai buvo paskirta suformuluoti, kas yra nanotechnologijos mokslas ir sukurti standartus. Tai labai svarbu, nes, kaip jūs suprantat, tas moksliniai tyrimai pereina į technologijas, pereina į technologinę stadiją ir ten labai griežtai reikia laikytis reikalavimų. Tai vat, standartų sukūrimas yra viena iš tokių labai svarbių šakų. Tai žinokit, mokslininkai dirbo 2 metus ir kol kas yra tik darbinis apibrėžimas, kurį aš jums paskaitysiu. Bet tai, ką jūs matote ekrane, yra geriausiai, ką sugalvojo protingi žmonės dirbantys šioje srityje per 2 metus. Tai tarpdisciplininė taikomojo mokslo ir technologijų šaka, apimanti darbą su mažomis medžiagų dalelėmis, nanodalelėmis, matuojamomis nanometrais, bei jų pritaikymą technologijos. Reiškia, pirmas žodis tarpdisciplininė, rodo, kad tai yra kelių, ne vieno mokslo, ne tik tai fizikos, bet kelių mokslų junginys, kuris dar pasitelkia į pagalbą kitas savus metodus ir dirba su tam tikrais objektais, kurių dydis matuojamas nanometrais, atsiprašau. Priminsiu tiesiog, kas yra, kokius objektus mes turime. Va čia viršų yra skruzdėliukas pavaizduotas, skruzdėliuko dydis, jie įvairių yra ir termitai ten apie 15 cm, bet kalbėsim apie normalų lietuvišką skruzdėliuką, jo dydis kažkur apie 5 mm. Bakterijos dydis nuo pusės iki 20 mikrometrų. Ir pagaliau papačioj, gerai, raudonieji kraujo kūneliai nuo 1 iki 5 mikrometrų ir vandenilio atomas, šitą dydį labai patarčiau įsidėmėti. Vandenilio atomas yra pats paprasčiausias cheminis elementas gamtoje. Jo dydis 10-10 metrų, skersmuo, 10-10 metrų. Visi kiti atomiukai yra šiek tiek didesni. Tai dabar klausimas, kaip suprastų užrašą. Ilgis, pavyzdžiui, skruzdėliuko yra 5 mm. Tai kokia metro dalis? Tūkstantoji, visiškai teisingai, metro dalis. Priedas myli reiškia tūkstantoji. Mes tą turim puikiai žinoti. Tai dabar jau bus lengviau. Srovės dydis 2 miliamperai. Myli reiškia tūkstantoji ampero dalis. Energijos kiekis yra 3,5 kilovatvalandžio. Kilo reiškia 1000 vatų, visiškai teisingai. Pavyzdžiui, atminties elemento, kad jums būtų visiškai konkretu, vat šito vaizdo jungties atminties tūris yra 2 gigabaitai, ne megabaitai, 2 gigabaitai. O va štai šitos atminties dydis, vėlgi, kad jums taip labai jau konkrečiai
Tai tiesa, ką reiškia giga? Ne milijonas. Giga yra milijardas. Vat megabaitas yra milijonas, o gigas yra milijardas. Vat šitos atminties dydis yra 2 terabaitai. Tera yra 10-12. Tera. Yra va tokia lentelė, labai patogi, kur mažom raidytėm, čia yra pirmas stulpelis žymėjimas mylį, priedai visokiausi. Tai vat kalbėjom apie gigą 10-9 milijardas, apie terabaitą 10-12. Ir jeigu dabar pažiūrėsim į nano, tai bus 10-9. Tikriausiai jūs pamenat tokį, teko girdėti, mikroelektroniką, tokia sąvoka. Tai jie reiškia, kad tas mokslas turi reikalus su objektais, kurių dydis 10-6. Mikro, milijoninė metro dalis. Žymima graikiška raidė miu, ji yra štai čia. O nano yra per 1000 kartų mažesni objektai. 10-9 metro. Tai vat būtent su šitais objektais dirba nanotechnologai. Palyginkime, kaip atrodo objektai, tie, kurie mes pripratom, arba apie kuriuos mes girdėjom, palyginus su nanometru. Pavyzdžiui, reiškia, galima kalbėti apie mikropasaulį, apie makropasaulį ir apie nanopasaulį. Tai apie fulerenus, apie kuriuos mes biškį kalbėsim, jų dydis maždaug nuo 1 iki 15 nanometrų. Tai yra tų vienetų, milijardinės metro dalies. Nanovamzdeliai skersmuoju taip pat nuo 1 iki 10 nanometrų. O palyginus su nano dydžiais, nano ilgiais bakterija, E. coli, labai tokia paplitusi, biologai dažnai ją naudoja, nes tai puikiai eksperimentinė medžiaga. Jos dydis, įsivaizduokit, 2000 nanometrų. Tai, ką nanotechnologai, sakysim, šito rutuliuko dydis apie 1 nanometrą, tai bakterija palyginus su tuo rutuliuku, su fulerenu, yra per 2000 kartų didesnė. Toks didelis sutvėrimas. Žmogaus plaukas su 75 000 nanometrų. Tas pats skruzdėliukas, pamatuotas nanometrais, bus 5 milijonai nanometrų. Tai yra gigantiškas padaras, palyginus su vienu fulerenu. O štai apie tokį mastelį reikia kalbėti ir tai reikia įsivaizduoti, kada mes kalbam apie nanomedžiagas. Truputėlį istorijos. Reiškia, aišku, iš pat pradžių tai buvo tik tai svajonės ir taip jau priimta, kad pradininku arba žmogumi, kuris pradėjo kalbėti apie miniatūrizaciją ir atkreipė mokslininkų dėmesį į tai, kad miniatūrizacija turės didelės pasekmes pasaulyje, buvo įžymus amerikiečių fizikas, Nobelio premijos laureatas Richardas Feynmanas. 59 metais jis padarė pranešimą mokslininkų suvažiavimo konferencijai, kuris taip ir dabar pavadintas "Ten apačioje yra daug vietos". Turėdamas omeny, kad, pavyzdžiui, atomo dydis 10-10 metro, kaip mes jau minėjom, jis beveik tuščias. Tai yra šitas 10-10 metro dydis, o branduolys atomo, tai yra protoniukas. Jo skersmuo, grubiai tariant, 10-15 metrų. Skirtumas yra per 5 eilės, per 100 000 kartų branduolys yra mažesnis už atomo dydį. Nekalbant apie tai, kad atomai sudarydami cheminės jungtis, tarp jų irgi susidaro dideli atstumai. Jie nesulipia vienas prie kito kaip košė, o tarp jų yra kristaliniai kableliai, pakankamai dideli atstumai, tarp kurių gali prasiskverbti smulkesni objektai, pavyzdžiui, priemaišos arba smulkesnės dalelės. Richardas Feynmanas, iš karto noriu porą žodžių bent pasakysiu, nors laiko nėra, tai labai aštraus proto mokslininkas ir jeigu jūs matysit kažką tai versta į lietuvių kalbą parašyta Richardo Feynmano, pavyzdžiui, yra tokia nuostabi knyga, jūs juokaujate,
profesoriau Feynmanai, būtinai bent pavartykit, pagausit didelį malonumą, kaip ten žmogus turintis humoro jausmą ir neapsakomai aštrų protą ir turėsit, sakau, daug malonių minučių. 74 metais žodį nanotechnologija panaudojo Norio Taniguchi, japonų mokslininkas. Irgi parašė mokslinį darbą ir jame buvo pirmą kartą panaudotas šis žodis. 81 metais išrastas skenuojantis tunelinis mikroskopas, 85 atrasti fulerienai, 86 atominis jėgos mikroskopas, 86 Dexleris parašė savo gan žymią knygą, kuri gavo didelį populiarumą, irgi skaitosi tokia kaip nanotechnologijos klasika. 89 metais nanomanipuliacijų dėka buvo sukurtas pirmas užrašas IBM, galima buvo sudėlioti 35 ksenono atomai, 91 atrasti anglies nanovamzdeliai, nanovamzdelio loginiai elementai sukurti, 2004 gyja iš nanovamzdelių. Ir tas procesas tęsiasi toliau, čia tokie kaip pagrindiniai laipteliai. Kaip matot, viskas tas labai šviežia, labai aktualu, tai ne tie mokslai, kurie ten, sakysim, Newtonas ten surašė savo lygtis 1687 metais ir išleido savo nuostabų traktatą ir po to reiškia kelis šimtus metų mokslininkai galvoja. Visa tai labai yra šviežia, labai neseniai atrasta ir gauta. Vat būtent tas užrašas IBM iš 305 ksenono atomų atrodo štai taip. Yra du pagrindiniai principai, kaip kuriami nanoelementai tuose mažuose atstumuose. Yra galimybė keliauti iš makro pasaulio į mikro pasaulį arba miniaturizuoti struktūrinius elementus iki nanodalelių. Galima daryti atvirkščiai. Galima iš mažiausių elementų, pavyzdžiui, iš atskirų atomikų, pasitelkus tam tikros metodus ir idėjas, konstruoti vis didesnius. Abu šitie metodai sėkmingai taikomi ir tas, kas padaryta, buvo padaryta kaip ir pirmu, taip ir antru metodu. Nanodalelėmis skaitosi objektai, kurių dydis nuo 1 iki 100 nanometrų. Didesni jau nebe nanodalelės, yra jau galima kalbėti apie mikrodalelės. Vienas iš svarbiausių tokių dalykų pasirodo, kada pradėjo smulkinti medžiagą į labai smulkias gabaliukus, tai įprastų medžiagų, sakysim, metalų savybės susmulkintų iki labai nedidelių atstumų, sakysim, nuo 10 iki 100 nanometrų, metalo savybės labai keičiasi. Jo elektrinės savybės keičiasi, optinės savybės keičiasi, tamprumo, visai reiškia jų pagrindinių charakteristikų, kuriomis pasižymė mūsų, sakysim, atstumuose, mūsų pasaulyje. Nano pasaulyje tos savybės darosi kitokios. Katalizinės savybės, nes kai kurios medžiagos susmulkintos, kurie nėra katalizatoriai mūsų normaliom sąlygom, bet susmulkintos tampa puikiais katalizatoriais ir pagreitina visą eilę cheminių reakcijų labai reikalingų pramonę. Miniaturizavimo tendencija, reiškia, išlieka. Yra toks labai garsus dėsnis, kad kas 5 metus matmenys tranzistorių maždaug perpus sumažėja. Šitą miniaturizavimo tendencija, geometrinė profesija miniaturizavimo išlieka. Ir dar pasitelkta saviorganizacijos toks principas, kuris sako, kad tam tikros cheminės reakcijos vyksta taip, kad leidžia, jeigu protingai pasinaudot, tai leidžia mums, žmogui, patalpinti norimą atomą ir netgi cheminį junginį į tą erdvinę vietą, kur žmogus norėtų. Ir tai daro patys
cheminiai junginiai be žmogaus prašymų, taip sakysim. Reikia tik tai suorganizuoti taip vadinamas pradinės sąlygas. Tada cheminė reakcija vyksta savaime ir todėl ji ir vadinasi saviorganizacija. Medžiagos, kurios naudojamos nanotechnologijoje, galima būtų suskirstyti pirmiausiai jinai pagal erdvinės charakteristikas. Yra skirstamos į tūrinės, paviršinės ir taškinės. Tai keletą iš jų, ar tiesiog aš trumpai pabandysiu jums parodyti ir papasakoti. Nanovamzdeliai, fuleredai, grafenas, nanokristalai, aerogeliai, aerografitai ir nanoakumuliatoriai. Reiškia, grafenas 2004 metais Mančesterio universitete vienatomis anglies atomų sluoksnis. Va čia yra teorinis dailininko paveikslėlis, kaip atrodo grafeno elementas pagal teoriją. Rutuliukai šviesos tai yra anglies atomai, o strypukai tai yra cheminis ryšys tarp jų. Kaip matot, labai gražus kaip bičių korys, bet tik tai plokštumoje jie gražiai, bet taisyklingai, be jokio defektų išsidėsto. Taip turėtų būti pagal teoriją. Po to, kai buvo sukurtos tokios plėvelės, aš pasakysiu kaip, tunelinis mikroskopas, čia vaizdas jau realios sukurtos plėvelės, praktiškai atkartoja tą vaizdą. Mes irgi matom, čia biškį kampu, mes trupučiuką iš viršaus žiūrim į šitą vaizdą ir matom, kad tikrai jis yra taisyklingas, kažkaip be defektų, ir anglies atomai įsidėstė taip, kaip ir nusako teorija. Dabar porą žodžių apie tai, kaip gauta. Paprastai, tam, kad gaut naują medžiagą, sintezuot, yra labai sunkus dalykas. Daug galvosūkio ir daug technologinių kančių tam, kad gaut naują medžiagą. Su grafenais buvo, šitą istoriją tokia kaip klasika tapo. Žodžiu, jeigu jūs paimsit pieštuką, nuskelsit medinę dalį, apvyniosit tą pieštuką lipnia juostele, nuplėšit atgal tą lipnią plėvelę, išlyginsit ją, padėsit po mikroskopu, pamatysit, kad lipnioj daly liko tam tikri pilki pėdsakai. Jeigu po mikroskopu žiūrėti ir ieškot, kur tie pėdsakai daugmaž tokios salelės yra taisyklingos ir be trūkių, galima bandyti prie skirtingų galų tokios pilkos salelės prijungti elektrodus, mažiukus, po mikroskopu tai galima daryti, ir paleisti per šitą tokį tą pilką debesėlį elektros srovę. Va čia ir tas pilkas debesėlis, žiūrint pro mikroskopą, jis būtent ir atrodys taip. Ir savybės grafito arba anglies atomų išdėstytų plokštumoje pasirodo yra visai kitokios negu tie patys anglies atomai išdėstyti grafite kaip kristale. Beje, priminsiu, kad iš pieštukų, šiaip jau, kas domisi, tai galima daryti deimantus, jeigu labai stipriai suspausta grafitą, tai kita jo tropinė, kaip vadinama, modifikacija, yra deimantas. Taip, kad kam labai rūpi, tai turėtų galvoje. Tai nanotechnologija to neužsiima, tai čia tiesiog priminimas iš fizikos. Dėja, ne visi tokie technologiniai procesai, kaip aš jums papasakojau, su pieštuku ir su lipnia juosta, leidžia tiesą už šitą atradimą. Žmonės gavo Nobelio premiją ir daug pinigų tam, kad jie tęstų savo tyrimus šitoj srityje. Tai noriu pasakyti, kad ne visi atradimai moksle darosi taip lengvai. Čia yra, aišku, tai buvo žmonės, kurie nusipelnė šitos Nobelio premijos ir tai nebuvo visiškai atsitiktiniai žmonės moksle, bet, sakau, tai reta gražiai išimtis, kad dažniausiai reikia daug rimtesnių pastangų tam, kad atrast naują dalyką. Nanovamzdeliai. Jeigu mes jau įsivaizduojam, kas yra grafenas, tai nanovamzdelis, anglies atomų cilindro formos vamzdeliai, maždaug nuo 1 iki 10 nanometrų skersmens.
O ilgis jų gali būti labai visoks. Gali būti iki kelių centimetrų. Pavyzdžiui, iki 10 centimetrų ir ilgesnį. Dažniausiai vienas galas būna užapvalintas pusrutuliu, tokiu sferiniu. Taip, iš tokio pat tinklelio, kaip ir anglies atomikai. Kaip jūs suprantat, tai kokybiškai skiriasi nuo plokštumos, nes pirmą, ką norisi, čia tuoj bus dar panaudus porą paveiksliukų, jo. Pirmas, ką norisi padaryti, tai norisi į tą vamzdelį ką nors įkišti. Tai tikrai tai galima, pavyzdžiui, įkišti vieną vienintelį atomiuką kitos medžiagos, pavyzdžiui, žinom, anglies atomai, o galima įkišti, sakysim, inertinių dujų, kokį nors ksenoną, kriptoną, arba galima įkišti kompleksą, leidžia skersmuo, galima įkišti kompleksą junginių, sakysim, organinių molekulių junginių ir visą tai nagrinėti kaip vieną visumą. Šitas yra daromas ir mes pakalbėsim, kam to reikia. Žodžiu, ne tik tai vamzdeliai, čia kaip statybiniai blokai, o ir daug įdomesnės konstrukcijos yra naudojamos, reiškia, kada kalbam apie nanovamzdelius. Reiškia, labai keičiasi nanovamzdelių palyginus su anglies atomais ir anglimi, apskritai anglies kristalas. Keičiasi elektriniais savybės, keičiasi tamprumo savybės, žodžiu, labai daug parametrų, kaip jau sakiau, medžiaga nanomasteliai turi visai kitas savybės negu tos, kurios mes pripratom. Dar vienas įdomus objektas yra fulerenai. Pirmą kartą tai yra rutuliai, kaip jūs matot paveikslėliai. Pirmas jų buvo sukurtas iš 60 anglies atomų, bet jis taip ir žymimas C60. Rutuliukai, kaip visuomet, yra patys atomai, o strypukai yra cheminis ryšys tarp jų. Kam reikalingi vamzdeliai ir fulerenai? Kaip jau sakiau, labai didelį pagunda iš karto ką nors įstatyti, kišti vidų. Tačiau jeigu mes tiesiog, reiškia, įstatysim į vidų ir džiaugsimės to, tai bus menkas malonumas. Ir mokslininkai suprato, kad tai puikiai ir unikali galimybė, ko gero gal aš, gal teisingai, porą žodžių apie savo organizaciją, tada jau apie galima bus kalbėti apie pritaikymą. Galima, jeigu sukurs tam tikras sąlygas, galima padaryti taip, kad junginys cheminis pats iš aplinkos rankios tos cheminės medžiagas, atskirus atomus ir jų junginius, kurie jam reikalingi. Yra iš išorės tai panašu į tokią mikrofabriką, kuris gamina kažkokį tai stato, kažkokį tai objektą pagal tik jam iš anksto žinomus dėsnius. Ir jeigu žmogus šitą procesą kontroliuoja, tai galima kurti miniatiūrinius tokias, pasakysiu, objektus, nes labai įvairių dalykų galima kurti. Tai visą tai sąlygota saviorganizacijos dėka, kurio pasižymi tam tikros cheminės reakcijos. Čia pradžioje iš atskirų pavienių, tokių kaip šiukšlių, susikuria dalis tokių statybinių blokų ir galiausiai mes turim paveikslėlį panašų į šitą. Jis yra, nežiūrint į chaotišką vaizdą, jis yra pakankamai taisyklingas. Saviorganizacijos principai, jie labai naudingi, jie labai studijuojami ir tai daro chemijos mokslo atskirą šaką ir tai tikrai labai įdomu. Drexleris savo knygoje jau minėtas žmogus parašė, kad ateityje bus kuriami mažyčiai tokie robotukai, kurie galės kurti pagal žmogaus norą tam tikras, reiškia, nanoobjektus tam tikrus.
Tai iš tikrųjų tai įmanoma, tai darosi realybė, jau sukurti miniatiūriniai varikliai, kurie dirba taip kaip ir tikrieji varikliai, tik tai jų dydžiai yra labai labai mažyčiai, maždaug nano dydžio matmens. Tunelinis mikroskopas. Jūs sakysit, nu gerai, čia mažos dalelytės, o kaip jas pamatyti, kaip jas užfiksuoti, kaip įsitikinti, kad mes gavom to, ko mes norim. Ar tai nebus kažkas tai, kas matoma tik tai, kas iš viso nematoma, arba matoma tik tai tam tikrų žmonių. Tai atsakymas yra toks. Vienas iš prietaisų, kuris leidžia pamatyti tą, ką žmogus sukuria nano mastelyje, yra tunelinis mikroskopas. Principas yra, čia ilgai nevaiškinsiu, žodžiu, va šitas tarp smaigalio, zondo smaigalio ir bandinio paviršiaus, va čia padidinta myliniai atomiukai, tai bandinio paviršius, o raudonė tai zondo smaigalys. Pirmas dalykas, zondas neliečia paviršiaus. Jis tik tai tam tikram, įsivaizduokim, kad čia yra medžiaga, tai zondas yra smaigalys, niekada neliečia, jis tik tai slenka palei paviršių, bet tarp zondo smaigalio ir paviršiaus susidaro potencialų skirtumas, kuris yra matuojamas ir fiksuojamas, ir pagal tą potencialų skirtumą galima pagal kvantinės mechanikos dėsnius nustatyti, kokiame atstume pirmiausiai yra zondas nuo paviršiaus. Ir jeigu zondas slenka kažkokia kryptimi, o mes išlaikom pastovų potencialų skirtumą, tai zondas neišvengiamai turi laiks nuo laiko, jo vertikaliai koordinatė keičiasi. Tai pagal keitimą vertikalios koordinatės mes galim pasakyti, koks profilis yra to paviršiaus šita kryptimi. Jeigu mes pavažinėsim taip keliom kryptim, mes galėsim atkurti viso paviršiaus struktūrą. Tai dažniausiai tai ir daroma, ir sakysim, tai ką aš jums jau rodžiau trupučiuką anksčiau. Vat šitas vaizdas būtent taip ir atkurtas. Ten, kur šviesos, kuo šviesesnis spalva, ta vieta yra aukščiau, kuo tamsesnė, tai yra žemiau. Kaip jau aš minėjau, kad tai yra kelių mokslų draugija, tai yra ne tik fizika, tai yra ir chemija, tai yra ir biologija, kaip nekeista. O keisto nieko nėra, nes naudojami organiniai junginiai, o biologai organiniai junginiai, kurie taikomi biologijoje, ir biologai irgi daro savo patarimus, nes tai tampriai susieta su baltymų gamyba, pavyzdžiui, insulinu, ir genetika su geniniam ir su ląstelėm, su genetikos poreikiais. Plius inžinierija. Tai nanotechnologija, čia labai gera tokia diagrama, kuri rodo, kad tai yra draugija kelių mokslų. Atitinkamai kiekvienas mokslas atsineša savo metodus ir, kaip jau sakau, mes pakankamai efektyviai judam į priekį. Nes aš kalbu apie pasaulį, apie mokslinius centrus, kurie užsiima nanotechnologijos problemų. Trupučiuką apie viziją ir apie pasiektus jau dalykus. Reiškia, tai yra ir medicinos problemos, informacinių technologijų, medžiagotyros mokslo, be jokios abejonės pagilina mūsų supratimą, pramonė, tiesiog vos nestatybos instrumentai, maisto, vandens, aplinkos tyrimai ir mūsų saugumą. Reiškia, leidžia sukurti, kaip jau minėjau, naujus nanotechnologinius, nanoelektronikos prietaisus. Tai ir medicinos produktai, tai ir elektroniniai komponentai ir taip toliau. Porą žodžių apie mediciną, apie polirenus dar kartą ir apie vamzdelius nano. Biologija ir medicina ypatingai labai aktualiai yra taip vadinama transporto problema. Tikriausiai jūs girdėjot, kad
kada žmogus serga tokia baisia liga kaip vėžys, tai efektyvių priemonių pagydyti vėžį dėja kol kas mes neturim. Tiesa, priminsiu, kad vėžys tai yra tik pavadinimas apie 500 įvairių susirgymų, labai rimtų ir labai sunkių. Kai kurios rūšys vėžio laiks nuo laiko mes gaunam pranešimus, kad pavyko išgydyti. Ir problema lyg tai išspręsta, bet dėja vėžys kaip tokia opi problema, žmonija su ją dar kovoja. Tai problema yra ta, kad tie cheminio terapijos spinduliavimas užmuša ne tik tai vėžio pažeistas ląsteles, bet ir aplinką, tai yra sveikas ląsteles. Tai yra labai grubus, labai neišrankus įrankis. Ir organizmas priverstas atstatinėti didelį kiekį pažeistų sveikų ląstelių, nes be jų jis negali egzistuoti. Ir sunaudoja, gauna daug energijos, vietoj to, kad sunaudota energija kovojant tik tai su pažeistom ląstelėm. Tai ir fullerenai, ir nanovamzdeliais leidžia tą problemą išspręsti. Jeigu, kaip aš jau sakiau, įstatyti, patalpinti, tai pavadinsim, vaistą, tą junginį, cheminį medžiagą, kurią mes norėtumėm, kad ląstelė įsisavintų. Ir visą tą kapsulę su vaistuku duosim žmogui, patalpinsim į jų kraują. Kraujo apytakos sistema išnešios šitas dalelės po visą jo kūną, bet tame tarpe į tą pažeistą vietą, kur mes norėtumėm, kad vaistas būtų panaudotas. Fullerenas gali ir prisilipinti tam tikrų savo kraštų prie ląstelės. Ląstelė tada neatpažįsta to vaistuko kaip svetimkūnio, nes yra čia daug visokių problemų, aš tiesiog neturiu laiko gilintis. Neatstumė to vaistuko kaip svetimkūnio. Tai yra būdai, kaip apgauti ląstelę, kad jį pagytų, pasveiktų. Ir tas vaistukas praeina pro ląstelės membraną, patenka į vidų ir išgydo būtent tą konkrečią ląstelę, o ne pažeidžia sveiką ląstelę, kuri yra šalia. Vat šitas toks aktyvumas yra labai svarbus bruožas ir jau čia ne fantastika, čia ne, kaip sakyt, netušti žodžiai. 20 metais, bet jau po 5 metų, viena amerikonų, neprisimenu kokia, bet netame esmė, firma jau paskelbė, kad pradės leisti pirmus vaistus, kurių sukurtus pagal nanotechnologiją, tai yra taip maždaug schematiškai, kaip aš jums papasakojau. Tai yra tai, kas atrodo galbūt mums dar kaip fantastika, iš tikrųjų tai yra jau praeiti moksliniai tyrimai, jau pereiti į technologinę stadiją ir jau žadama gaminti pirmus vaistus. Tai labai džiugu, tai be abejo labai gera naujiena ir daugelis žmonių galbūt išgyvens ir nenumirs, reiškia, turėdami tokius baisius sužeidimus kaip vėžys. Apie tai, kad miniatūrizacija vyksta, jau čia vos nesavaime aišku. Galima bus sukurti, reiškia, aš jau taip pasakysiu, bet jau kalbėjom, kad jeigu šitos atminties dydis 5 gigabaitai, o šitos yra 2 terabaitai ir 2 terabaitai, tai jeigu per 1000 skiriasi, grubiai tariant, tai jeigu šito dydžio, šito USB jungtuko padidinti visus matmenys 10 kartų, jeigu čia 5 cm, tai bus kažkur tai 50 cm, pusę metro. Toks didelis gan daikčiukas, tai šitos atminties dydis daug mažesnis. Tai galim jau sakyti, kad iš tikrųjų atmintis didėja, bet matmenys didėja neproporcingai. Matmenys didėja, bet ne taip greitai kaip pati atmintis. Tai yra miniatūrizacijos principas yra išlaikomas. Tai buvo tikimės, kad bus sukurti dar mažesni tranzistoriai,
kurie yra bazinis struktūrinis elementas bet kurios integralinės schemos, o jų pagrindu kuriami ir motininės plokštės ir procesoriai motininiai ir taip toliau. Taip kad visa tai yra ne už kalnų. Dabar patys nano medžiagos, čia yra tokia graži informacija, yra pakankamai brangus malonumas. Maždaug gramas, reiškia, nano vamzdelių yra keliasdešimt kartų daug brangesnis negu aukso. O vamzdeliai, jie labai pakeičia cheminės savybės. Hidrofobinės savybės. Man labai patiko kitas pavyzdys, jau pas mus Lietuvoje nufilmuotas. Priekinio automobilio stiklo pusė stiklo yra apdorota medžiaga su nano dalelėm, o pusė ne. Tai kad lyjant lietui ir važiuojant autostradą, vandens lietaus lašai tiesiog nuteka nuo to paviršiaus, kuris yra apdorotas nano dalelėm ir jis praktiškai yra galima apsėti valytuvo, o tas, kuris yra, reiškia, tradicinės pusės, tai dėja jis apsiveria nuo vandens lašai ir matomumas žymiai pablogėja. Čia yra klipas paimtas iš užsienio, pagamintas užsienyje, bet noriu porą gerų žodžių pasakyti ir apie Lietuvą. Reikalas tas, kad ir mūsų universitete mes, pavyzdžiui, fizikos katedra labai glaudžiai bendradarbiaujam ir nemažai pas mus yra profesorių dirbančių Lietuvos puslaidininkių institute, tai vienas iš tokių labai rimtų įstaigų Lietuvoje. Ten dirba pasaulinio lygio mokslininkai. Ir mes irgi, tiesą sakant, ne paskutiniai žmonės pasaulyje. Tai tokia glaudi draugystė leidžia ne tik kurti naujas technologijas, bet ir daryti atradimus ir rašyti labai gerus, gilius, turiningus mokslinius straipsnius. Taip pat yra gera tokia iniciatyva Kauno technologijos universitete, ten irgi yra žmonės, kurie užsiima nanotechnologijom. Žodžiu, jeigu jums tai įdomu, tai nanotechnologijom tikrai nereikia kažkur tai ten bėgti, reiškia, į užsienį, nors į užsienį išvažiuoti ir pasistažuoti tikrai labai yra gerai, bet tikrai pradžią galima gauti pas mus šalyje, tai kad ko aš jums ir linkiu. Pavojai, tiesa, yra ir pavojų, kaip visada, nereikia čia bijoti ir aš nenoriu jūs gąsdinti, bet ne visos pasekmės nanodalelių panaudojimo yra ištirtos ir tai yra irgi labai aktuali tema, kuri be abejo bus kada nors, jau ir dabar tyriama, bet tas sritis bus plečiama, tai yra ir vėlgi medicina, tai yra biologija, tai yra poveikis į žmogaus organizmą, fiziologija. Visi šitie dalykai bus studijuojami ir aiškinamasi, kur iš viso užsiima. Tai ne tik tai, kaip sakiau, Lietuvoje, bet yra ir Amerika, yra Pietų Amerika, Australija, aišku, Japonija, kaip visada, bet yra ir Indonezija, Indija yra neblogo, ir visoje Europoje irgi nemažai centrų, Ispanijai, kur yra užsiimama nanotechnologija. Čia apie tai, kad labai reikėtų apsispręsti, ta prasme, Lietuvoje, kaip toliau vystyti mokslą, nes mes faktiškai esam kryžkelėje, galima dviem būdais išspręsti esamas problemas, tai vienas iš sprendimų duos mums, kaip sakyti, greitą rezultatą, bet nelabai gausų, o kitas bus ne toks greitas rezultatas, bet už tai daug rimtesnis. Tai kaip pasirinks Lietuvos mokslininkai, tai čia reikės dar pasižiūrėti. Perspektyvos Lietuvoje, trupučiuką porą žodžių aš jums pasakiau, statistiką galbūt aš nenaudosiu, neminėsiu. Galbūt dar man patiko čia keletą minčių, protingos mintis. Labai žinomas žmogus Lordas Kelvinas, britų mokslininkas, 895
metais yra pasakęs, sunkesnis už oro skrendančios mašinos yra neįmanomas. Lėktuvų tada dar nebuvo ir kada atsirado lėktuvai, tai aišku, šitas posakis taip kažkaip tai įstrigo žmonėm, reiškia, atmint buvo po to jam apie tai priminta. Bevielė muzikos dėžutė, tai yra radijo imtuvas, neturi jokios komercinės vertės. Kas mokėtų pinigus už tai, kad įsigyti niekam konkrečiai neskirtą informaciją? Radio Corporation of America vadovai 1920 metai. Tai yra, įsivaizduokit, žmonės, kurių pagrindinis tikslas, pas juos ateina mokslininkai ir sako, žiūrėkit, aš sukūriau tokį daiktą, konkrečiai radio imtuvą, kurį galima gaminti, o jūs pardavinėsite, tai bus didžiulis pelnas. Jie sako, eik iš čia, reiškia, neprotingas žmogau, reiškia, nedurnik mus ir mes į tavo atradimą neinvestuosim nei cento. Tai dėja, ne visi, aš noriu ką pasakyti, jeigu jūs ką nors protingo sugalvosit ir ne iš karto surasit supratimą, sakysim, netgi tarp verslo žmonių, tai nenusiminkit, tarp verslo žmonių daug yra nelabai protingų žmonių, kurie netgi nesugeba įvertinti, ar pelningas ar nepelningas bus toks biznis. Nepanašu, kad žmogus kada nors galėtų panaudoti atomo galią. Nobelio premijos, fizikos premijos laureatas 23 metais kalbėjo. Praėjo 45, 22 metai ir virš Žemės paviršiaus buvo susprogdinta pirma atominė bomba. Irgi, reiškia, buvo 27 metai, tai jau taip vadinamas nebylusis filmas, jau kinas buvo jau labai gerai žinomas, bet nebylusis tai aktoriai nekalbėjo, garso nebuvo. Ir štai atėjo žmonės, sako, vat į šitą Warner Brothers kino kompaniją, sako, mes sukūrėm filmą, kuriame yra garsas. Dar kitko ta pati kino kompanija, jeigu neklydžiama, filmavo. Ir šitas, reiškia, kampanijos direktorius sako, kas norėtų girdėti aktoriaus kalbant. Tai yra, jis irgi pradėjo tokius išradėjus ir nesusigundė tokiu atradimu. Nu, jie nuėjo į kitą kompaniją, kuri, aišku, jos padėjo. IBM, reiškia, ne tik tai kino meno ir ten kai kurie mokslininkai yra trumparegiai, bet ir netgi IBM direktorių tarybos pirmininkas 43 metais pasakė, aš manau, kad pasaulyje yra rinka galbūt 5 kompiuteriams. Šitai galėtumėt pasijuokti, nes, reiškia, aš manau, kad šitoj salėje mažai yra žmonių, kurie neturi personalinį kompiuterį. Billas Gatesas yra net 81 metais pasakęs, 640 kilobaitų turėtų pakakti kiekvienam. Nu, aš jau rodžiau jums terabaitinį, reiškia, atmintį ir tai dar galvoju, ar man užteks ar neužteks. Žodžiu, aš noriu tą pasakyti, net labai protingi žmonės padarė mažai, ne visada sugeba tinkamai įvertinti naujoves. Tačiau jas reikia nežiūrint nieką kurt, reikia stengtis įdiegti, ką aš jums ir linkiu. Tai gal tuo man šiandien pabaigti, jeigu yra kokių nors klausimų, prašom.